Sveiki, mano mėlyje išrausmės, aš Remiurplai ir kągi, jau ką įspėjau, kad pas mane balsas biškutį pakimęs, tai nekreipkite dėmesio, pas mane sekundos užkutą. Taip, tai gerai, mes šiandien žaisime Night in the Forest. Kaip jūs jau suprat, tai mano pats mylimiausias žaidimas. Tai jo. Ką, vėl update'as? Nesakyk, kad va šitas viskas išnyks. Jeigu taip, aš nebežaisiu Night in the Forest. Gerai, galbūt žaisiu, bet nu. Emija, kodėl? Jo, pasniegau, ką 17 dimančiukų yra, tai nuėjus klasės man neužtenka pinigų. Užkliudimo. Pinigų ir užtenka, bet dimančių tai tikrai neužtenka. Taip, tai pirmas dalykas, aš matau, kad mergaitė ten žūtų šitą kiškučius, o aš renku medieną. Man irgi dabar reikia žudyti, kad iki atėjimo to pardavėjo pas mane būtų jau kojytė. Ir ne tik kojytė mums... Koja! Būtų gerai, jeigu būtų dar ir vilko oda, tai mes dabar žudysim ir vilkus irgi, ir man būtų gauti vilko odą. Svarbiausia, kad pas mane užtektų ant tam vietos. Maišelį užtektų taršininkų gyvūnų. Odas, kad galima būtų parinkti kažką. Mes jį turim. Tai pastatom. Ta. Taip gerai, man dabar vėl reikia vilko, kad galima būtų jį išžudyti. Nu, aišku, teismą nežudys, užtat mes ir jį išžudom. Irgi. Va, aš matau dar vieną. Prašau, duok man savo odą. Maldauju tavęs, atiduok man savo odą. Jis man davė savo odą. Matėte? Reikia tiesiog pasakyti maldauju, tipo. Wow. Šiek tiek to nesigalvočiau. Kad reikia pasakyti žodį maldauju ir tau atiduos odą. Tai dabar mes galim žudyti vieną. Nemažai gyvybės. Ne, pas mane raudona gyvybė. Jis dar plius paskui mane ir bėga. Durnas. Jūs tai matėt, jis išnyko. Eina savo. Šeši patronai ir eina savo. Pasižiūrime, yra visi. Jie visi, aš basiai, jie ne basiai. Taip gerai, mums dabar reikia 5 medienas, mes tada galėsim pastatyti šitą sukrafintą plemą. Šitą lentą ir tada mes kaip ir galėsim ir kažką kitokio. Aš, tarkim, norėčiau labai stipriai nupirkti lovą. Jo, nes mums to reikia. Mums yra reikalinga lova labai stipriai, bet mes jos neturim. Nes, tipo, lova, kas nežino, irgi duoda
Aš tiesą sakant, dabar stengsiu sužinojau. Aš dabar žiūriu youtuberius, kurie irgi žaidžia Roblox kaip ir aš. Ir čionais, kadangi atsirado update'as, čionais yra žvakės. Ir aš nežinau, kam jis yra reikalingus, tai užtat aš žiūrėjau video, kad sužinot, kam reikalingus yra žvakės. Aš sužinau, kam yra reikalingus žvakės. O. Tai jo. Tai dėl to aš ir žiūrėjau. Ir pasirodo, kad lovas irgi mums duoda labai labai daug. Ką? Tai jo. Taip, tai čia vat galime mes pastatyti, kad galime būti. Lietų medienos, nes lietus lyja ir pas mane tiesa dabar lyja lietus, laikas pas mane 7:07, aš nežinau, pas jūs matas ar ne mano laikas, bet jo, pas mane 7:07 laikas. Tai jo. Ar dar pas mane tamsu, tai kad užtat aš nerodo savo veidą. Ne dėl to, kad aš nenoriu, bet dėl to, kad pas mane šitą... Taip, aš paimsiu spear. Tai tada pastatome čia atlovą. Na gerai, aš dar pradžiu prastų savo veidą, prašau. Nieko nesimato, kad aš išjungsiu. Man dabar reikia imti maistą, nes... Gali taip atsitikti, kad nei pas vieną nebus maisto, o valgyti tai norės visi. Nežinau, kas čia man papuls. Jeigu papuls maišas, aš tai nežinau. Bandažas! Man to reikia. Man bandažo labai stipriai reikia. Ta prasme, naktis artėja. Žmonės, kur... Ai va. Noriu paklausti, kur mūsų kempas, bet radau jau. Tai jo. Super. Pažiūrėkit, koks geras update'as. Aš dabar galiu pavirsti bet ko tik tais noriu. Aš gal norėčiau pavirsti koalą. Pasižiūrėkit, tokia iškolė. Pažiūrėkit. Blin. O, čia du šitie pardavėjai. Duokit man normalų maistą. Jo. Taip gerai. Aš dabar medžius statysiu, tiksliau nestatysiu, o... Ar čia ir statysiu medžius, bet ir reiksiu medieną, nes todėl, kad šito gali bet kada prisės lietus, o mes galim būti nepasiruošę, tai jo. Antrą naktį dar prie mūsų to panelenda niekas. Norėjau patikino. Tai jo. Va, matot, X5 dabar. Dabar bus mums 5 diena, nes šitą mes turėjom lovą. Tai jo, tai kas nežino, tai rinkti lovus, nes jos irgi mums padeda pragyventi daug dienų. Tai jo. Dar tiesiog reikia negažusti per tavo Roblox, nes šitą pas mane kompas sugedo ir sudužo kompas, pas mano kompo ten kažkas irgi negerai, karoči, tai jau ten kažkas per...
Vau. Good sec. Nors tu nesu į bazę, galbūt kažkam reikia good sec, tai jo. Mes jau suradom realų vaiką? Vau. Čia puiku. Aš tada galiu nueiti dabar, parinkti šitus ir nueiti pasižiūrėti, kur tas buvo vaikas. Surasiu ir tada galima bus paimti. Čia deimantai. Dirbtinas vilkas, aš nenoriu eiti. Aš noriu eiti ten, kur vilkų yra. Nes jie man paimti. Wow. Atidarom dar šitą. Wow! Blin, man reikia to, bet ten per daug vilkų. Tai neina. Giliau, man teks čia ateiti kitą dieną, nes jau už kelių sekundžių naktis, kai nušuočiu. Ir mums gali būti vilkų. Wow, pažiūrėkit. Aš pripasist, man jau nebaisu. Jo. Aš tuos dabar viską padėsiu čia. Kultista. Šalkana. Sorry žmonės, kurie tai viską pririnko, bet aš esu alkana. Taip gerai, galima. Čia, jeigu ką padaryta nakčiai. Ne nakčiai, o tada tai dienai, kada pas mus nebus šito. Kada šito. Čia paaiškinti. Kada jis lietus, va. Tiesiog. Aš dėl to padariu taip. Tai jo. Okei. Taip gerai, mums dabar. Mes galim pasakyti va šitą. Aš turėjau plantažą, aš galėjau išgelbėti tą žmogų. Galima dabar. Ai. Okay. Aš gal dabar būsiu koala. Aš dar nesiniai koala. Ja. Tiesą sakant, kas nežinau, man labai patinka. Buvo vienu momentu patinka koala, dabar man labai patinka kažkaip koala. Tai jo. Nu, bet vis tiek koalas pirmiausia. Tokas cute. Taip gerai. Šią naktį pas mus gali atsirasti lietus. Prašau, nesakykit, kad aš teisi ir šiandien. Šiandien pas mus ateina kažkokie monstrai. Va, tai jo. Pažiūrėkit, kokias mums dabar daug šitų medienų, tai jo. Gerai, aš jau noriu nueiti tenais. Aš taigi turiu spear. Viešpatie, aš tokia durna. Aš turiu spear. Kas nežinojo, spear tai čia šito toks dalykas, tam, kur galima labai lengvai šudyti vilkus. Tiesiog
paėmė ir... Nu, aš pati pamiršau. Ir aš labai mažai gyvybės dabar. Taip, už minutės. Pas mane bėga Alpha Wolf. Bet užtat, aš radau antrą vaiką. Šitas Alpha Wolf. Aš jį bandysiu nužudyti. Man pavyko, bet man jis nieko nedavė. Wow. Gerai, aš dabar stengsiuosi apėdinėti vilkus, nes jie mūsų užgrobs, tai jom. Va. Ir pasižiūrim, kur kiti... Wow. Ir po visų pasą iš visų išsilakstė. Taip, nu gerai. Aš pavalgysiu. Aš pagalvoju, aš čia viena, ne viena. Va, Elės! Jiems davė žvakę. Ir kuloną savo davė. Jis minėjau, ranka ištirpo. Reikėtų dabar ją pajudinti. Na, ranka vienas pirštas nemažylis. Kairios rankos ištirpo, tai jo. Ja, tiksliai mes dabar galim įmesti. Bum. Žiūrėkit, kiek daug turim. Davai skraftinam kažką. Mes galim... Mums dar reikia 6 medienos. Atėjo trade. Šitas. Vat, kam aš rinkau, vat medienas. Supratot? Čia. Nes tu, vat, jeigu aš paimu medienas, o matote, šlapės yra. Tai dėl to aš ir paėmiau tas medienas ir rinkau visą tą laiką. Aš ką tik, karočiui, išgydžiau dar vieną mergaitę, bet daiktis atėjo. Aš spėjau. Jūs mergaitės dabar nesimato. Pala, ką? Mes išgelbėjom 2 vaikus. Fainai. Jo. Ir pas mes išgelbėjom 4 dienas. Pažiūrėkit, kaip jis dabar atrodo.
Jėzu, maliuku. Eik. Mane vilkas žudo. Taip, pas mane jau labai mažai yra alkio, tai aš gaminsiu savo maistą, nes maliukų pas mūsų bazį nebėra. Tai jo. Jau pas nepašviesė. Nes pala. Nu tai aišku, 8 valandą ryto, nu tai jo. Opa. Prašau, aš dabar turiu maisto. Ir kas man patinka, žinote kas, kad su šituo maistu tu gali visą laiką vaikščioti, o kada tu būsi alkanas, tiesiog paimsi ir jį išsitrauksi. Dabar rinksiu mėsą. Gerai. Vienam gaminti toliau. Aš dabar tikrai supratau, kad pas mus gali... Pas negali būti visi alkani dabar. Nes, jie kažkur išvykę buvo, išėję. Ne išvykę, bet išėję, iš bazės buvo. Tai va, tai aš dabar... Čia atėm padėsiu maisto. Jie galėtų pavalgyti. Va, prašau. Palaka. Aš pagalvojau, kad aš čia viena, bet aš čia ne viena. Man pasisekė. Tai aš dabar einau gaminti valgyti karoti. Vienu žodžiu, aš jau norėčiau išėti šito žaidimo, nes mane jau visi apskritai metė. Jo, ir va taip pala, aš išgyvenau tik tais 30 dienų ir kągi, su jumis buvo aš, Remiru Play ir visiems ata.